Nu ką, sveikučiai. Praėjo jau net pusę metų po to, kai grįžome iš kelionės su Jetta. Ir po 4 dingusių kanalų man jau tiesiog nebebuvo noro kažką daryti su to YouTube, jau buvau praradęs viltį, sakau, nieko neišeis, nesigaus kitaip. Bet aš jau prisižadėjau, jog vis tiek viską nufilmuosiu, vis tiek viską sukelsiu. Tai dabar po pusės metų sakau, come on, hebra. Niekas netikėjo, jog iš viso aš su Jetta nuvažiuosiu, kad neužlinksime ir kad viskas mums bus gerai. Bet mes tai padarėme, tai kodėl tada aš negaliu tiesiog penkto kanalo sukurti ir viską patalpinti. Tai žodžiu, jungiam, žiūrim toliau. Nu ką, 6:22 ir pajudam iš namų. Va, mūsų vairuotoja, mūsų keleivis. Alio, liuksą parodyk. Liuksą? Ne? Na gerai. Nu ir ką? Judam. Dar taip pat ačiū viena iš mūsų žiūrovių, kuri vakar davė visą maišą užkanduko. Ačiū tau. Maišiuko turinys va toksai va, pilna visokių užkandukų. Sakė, kad kelionė neprailgtumėt. Vau. Labai tau ačiū. O tau 7 Days'as. Prašau. Ačiū. Džiaugiasi jau. Nu aš irgi kažką tai pagriaušiu. Tai irgi spėjau 7 Days'ą. Ačiū dar kartelį. Čia kol aš filmuoju, kažkas tai mokos vairuoti aikštelį, tiesiog ratus sukinėja aplink mane. Sanka badegina ir tiek. Nu va, privažiavam jau Sirijus. Kaip mūsų vairuotojai sekasi? Gerai, tik tai, kad šoferis prastas. Šoferis prastas? Greičio matavimo pradžia. Sumažinkite greitį. Girdi? Tai gal vairuotojai čia visgi prasta. Greitį sumažinti, sako. Pas moteris tai irgi visur problemos. Lygioje vietoje, tai čia šoferis blogas, tai dar kažkas. Prastas. O Emis tai va. Keliautojas didysis. Atsikėlė laimingas, važiuojam į Paryžių ir va, bum. Svarbiausia pavalgė. Jo, svarbiausia pavalgė. Lekim toliau. O, mes jau prie Lenkijos sienos ir kas pabudo? Emiliukas. Parodyk liuksą. O, Ledas, tu liuksą parodyk? Šaudam. Nu va, esam netoli jau Lenkijos sienos, liko kilometras, sustojom į degalinę, kol dar esam Lietuvoje, kad tiesiog įkelčiau YouTube'o naują seriją 6, kurią baigiau montuoti ir turim biškį problemėlę. Problemėlė yra ne su automobiliu tai viskas super, bet va, su YouTube'u. Ką daryti šitoje situacijai? Ta prasme, jau pradeda užknisti. Aišku, labai gaila, kad dingo kanalai ir kad gaila, kad pas pirmas kanalas dingo, kuriame buvo praktiškai visi video iš to pasiruošimo automobilio ir panašiai. Tai aš pabandysiu karts nuo karto į šitos video tiesiog įdėti ištraukas iš to, ką dariau, kaip pavyzdys prieš kelionę keičiau stabdžių sistemą. Nusikaliau garaže, bet pasidarėm šiek tiek darbelio. Nu va, nusiėmiau ratą, turime tokius stabdžiukus. Tiksliau vietoj paprastos dėjau GTI Golfo stabdžius, tai pabandysiu tokius klipukus mažiukus keletą sekundžių trukmės įkelti, nes jeigu aš įkelsiu visą klipą ten kelių minučių ar panašiai, tai tiesiog YouTube'o AI-us tiesiog ištrins iš karto video ir užblokuos vėl kanalą. Tai kad manęs nesurištų su tais buvusiais kanalais ir kad nekelčiau tiesiog to paties kontento, tai aš turiu vienintelę galimybę įkelti tiesiog po keletą sekundžių kažkokių tai ištraukų. Kantor, prašau. O. Jau beveik Lenkija, va, dabar tuojame ženklas. Welcome to Lenkija, Vilnių našam. O, žiūrėk, policajus kažkas sustabdęs. Valia. Dabar tai kad YouTube'o kanalą pasidaryti ir kurio neištrintų. Ką čia sustabdėt? Ką padarė? Jau viršėjo greitį, jau kažką. Kažką. Sveiki.
Sveiki atvykę į Suvalkus. Važiuojam per Suvalkus, gal apsipirkti, Robė, reikia kažko tai tau, ne? Traktorių galim nusipirkti. Va, traktorių galim nusipirkti, viską, kažką. Su 24 metų traktoriam į Paryžių. Su 24 metų traktoriumi į Paryžių. Važiuojam, Jessica, važiuojam traktoriu. Emiliukai, nori nusipirkti traktorių? Emilis sakė, kad nori. Tai kai grįšim, važiuojant atgal, sustosim, nusipirksim, gerai? Ne. Na ir viskas. Važiuosi su traktoriumi į Paryžių? Ok. Ir mus paliksi? Nepalik mūsų, Emil. Nu nepalik. Paliksiu. Nepalik mūsų. Paliksiu. Ir tu vienas važiuosi? Taip. O tai ką, mes veiksim, Lenkijai būsim? Taip. Nu tai tada su mama užsuksim į Biedronką. Užsukam. Ai, tu dabar nori užsukti? Aš pajuokavau. Nu davai. Ledų. Apsipirkom Biedronkoj. Emiukai, parodyk, ką nusipirkome. Parodyk. Motociklą paėmėm Triumfą, Tigerą 100. Ir parodyk, kas čia. Į Mazdą. Mazda parodyk. O čia? Ir Mijatą paėmėm su spoileriu. Pats išsirinko. O čia ką čia mama savo nusipirko, parodyk. Musenytų. Parodyk kokią. Žinau, tokias va modelė čia. Group C Fantasy. Ką tu čia rabė perki per kiaušius kažkokius? Problema, graži. Na tai ką, imk savo modeliukus. Imk savo modeliuką. Ir lekiam tolyn. Kalbant apie kaitimus, kas žiūrėjo mano senesnės serijas, tai žinos, jog turėjom šiek tiek bėdų su Jetta, nes jinai kaito. Tai prieš kelionę, ką aš pasidariau, tai pasikeičiau radiatorių į naują, pasikeičiau visą aušinimo skystį, pasikeičiau termostatą, 2 kartus net pasikeičiau vandens siurblį. Ir mes vis tiek turėjom šiokių tokių bėdelių su kaitimu variklio, bet išsisprendėm ir išvažiavom. O išsisprendžiau pačią paskutinę dieną prieš kelionę, tai realiai išvažiavom į kelionę ir tikėjomės geriausiai. Tiksliau, aš tikėjausi geriausiai, bet aš žinau, kad viskas bus gerai, nes čia tiesiog primityvus automobilis, kuriame nelabai kam yra gesti. Tai išvažiavom su įrankių komplektu, bagažiniai buvo visas įrankių komplektas, viskas susikruojam, viską pasiruošėm. Aš žinau, kad jeigu kažkas nutiks, aš tiesiog tą automobilį autobanę tiesiog persirinksiu ir galėsime lėkti toliau. Nuvažiavome jau 300 km, sustojom biškutį į miškelį padaryti gamtinių reikaliukų. Ir pagalvojau dėl YouTube kanalo, tai aišku, nelabai aš turiu laiko ten su jais aiškintis, bet reikės bandyti. Bet ką aš išmaščiau ir ką dauguma jūsų parašė man į PM-ą, kad galbūt YouTube'as mane susieja tiesiog su tais praeitais kanalais, nu turbūt, kad labiausiai su pirmuoju, vien tik dėl to, kad aš galbūt pavadinimą tą patį dedu. O kitas dalykas, turbūt labiau tikėtinas, jeigu iš tikrųjų susiję mane ir dėl to pašalina, tai kad aš dedu tą intarpą, kur pačioj pradžioj būna, kur ta Jetta stovi prie lėktuvų, lyja lietus, ten nuvalo valytuvai, užsirašo su 90-ųjų Jetta į Paryžių. Tai galbūt va tas kelių sekundžių, ten 7 ar kiek sekundžių intarpas viską ir sušika. Tai ką aš dabar mąstau, tai galvoju, kad gal sukurti 4 kanalą, taip ir pavadinti 4 kanalas, čia vienas iš sekėjų pasiūlė tokį pavadinimą. Sukurti 4 kanalą, įkelti YouTube'o tą naujausią seriją, kurią kėliau ir tuo metu, kai kėliau, viskas ir užlūžo. Tik tai, kad pašalinti tą intarpą su Jetta, pašalinti tos vilkų staugimo garsus, nu kad visiškai niekas nesusisietų. Tai galva tai pabandyti tiesiog sukurti. O jeigu jau 4 kanalas užlūžtų, tai tada nafik, aš tai vis tiek viską filmuosiu, absoliučiai viską nufilmuosiu. Blogiausiu atveju sukursiu Facebook'o puslapį ir jį sumesiu tada jau visas serijas nuo pat pirmos. Aš važiuoju toliau, viską filmuoju, sumontuosim, padarysim ir vis tiek rasim kažkokį sprendimo būdą, kažkokį išeitį, kaip tas visas serijas susigrąžinti, kad absoliučiai visas nuo pat pirmosios galėtumėt pasižiūrėti. Nu ir viskas tai. Ai, kažkas dar rašo, kad copyrightai muzikos. Ne, copyrightai jokių nėra, ten tie patys vilkai staugiantis jie yra be copyrightų ir plus, kai keli video į YouTube'ą praeina nei pro copyrightų čeką, tai viskas atitinka, viskas ok. Ir jeigu būtų dėl copyrightų, tai būtų užblokuota ir parašyta, kad užblokuota dėl copyrightų. O čia tiesiog visą kanalą ištrina ir balą žino, kas nutiko. Tai žodžiu, lekiam pilos link. Negalėjom praleisti tokio vaizdelio. Škai patilda muzikytė. Karvės lenkiškos. Mū!
O, atsisuko. Mū! Ala. Mū! Dzinims, jis Lenkijos nesupranta. Tai žodžiu, mūsų pati pirmoji kelionės diena buvo, pajudėjome iš Vilniaus, iš namų, iš Antakalnio ir turėjome pasiekti Pilą. Tai čia mažas miestelis Lenkijoje, kad tiesiog mums būtų arčiau kitą dieną pasiekti Wolfsburgą. Tai pati pirma kelionės diena, aišku, buvo liūdna, nes mes tiesiog neturėjom jokių sustojimo taškų nusimetę, mes tiesiog turėjom nuvažiuoti, pasiekti Pilą ir ten pernakvoti. Pakeliui niekur nestoti, realiai sustoti, išeiti į tualetą, padaryti, vėl tas važiuoti nusipirkti, pavalgyti, pramankštinti kojas ir panašiai. Ta prasme, jokių sustojimo taškų nebuvom nusimatę visiškai, tai tiesiog nėram tiesiai į Pilą ir tiek. Kadangi 12 valandą pajudėsim iš Vilniaus, Piloj bus naktį, tai ten pernakvosim ir tame 19 dienas į Wolfsburgą. Pati pirma diena liūdna, bet mes važiavom su mintim ten, kad tiesiog pernakvoti, o kitą dieną, antrą kelionės dieną, šauti į Wolfsburgą, nuo kur ir prasidės visi nuotykiai. Taigi žiūrim. Į tokio keliuko važiuojam, kur praužia audra ir išlaužia krūvą medžių, tai čia mes nežinau, gal 10 kilo važiuojame ir vien tik tokie vaizdai. Medis po medžių nulaužtas. Dar vienas. Šakės. Atvarėm į degalinę ir kas čia nutiko? Avarija. Išradingi Lenkai. Na ką, koks mūsų greitis? 30. Ten visą laiką važiuoja traktoriai, jau taip gal kokių gerų 15 km. Gauti smiegą. Emilis žaidžia. Nusuko, valiopus galima greičiau negu ant 30 pavažiuoti. Emilė, kaip emocijos? Gerai, labai gerai. Iš už vairo, gauti smiegą, žodžiu, linkėjimai iš Lenkijos, jau nuvažiavom 594 km, dabar turim 4 valandą, 3 arba kitaip tariant 3 valandą Lenkijos laiko. Tai mūsų pirmą vietą turėtumėm pasiekti 2 valandas 14 minučių, bet jeigu važiuosim ant 30, tai tikėtina per kokias 5. Ką aš čia dabar mokėsim? Mokamas kelias. Kaip mums dabar ką daryti? Kas tai yra? Mygtuką paspausti. Ką tik langą atsidarė, tiksliau užsidarė, dabar atsidaro. Va jau išlenda. Čekį pasim. O, jau kaip nemoka negaziulinti užsienyje. Lip. Dar čia, gaziulink. Čia dabar daryti. Važiuok.
Nice. Nuveiktų savo čia kaip autobanas Lenkijai. Kertam upę. Čia 2 juostos, o čia pagalbinė juosta kaip dar 2 juostų pločio. Tai autobanė lekiam normaliai. Tik mes čia pavažiavam 3 km, įm kartelę ir šitą. Vos pavažiavam, pasidžiaugiam, kad galima važiuoti 100 kem. Vis tiek važiavam lėčiau ir va, jau viskas išvažiuojam. Dzenkuja. Biškai išdegę. O, kaip tikra lenkutė, sveikinas viską. English. Oh, okay, thank you. O, nieko nemokėjom. Sako English, go. Tiesiog, go. Ai, sakai free? Yeah, go. Free. Ok. Nu, nice. Ką tu čia burbi? Kas tau ok? Go, free. Nu va, sustojame. Paskutinis sustojimas prieš pilą. Liko kiek mažiau negu 100 km. Sustojame aikštelėje. Emiliukas žaidžia smėlio dėžėjai. Robertinas supasi, o ten džetas atidarytų kapotą šiek tiek aušinasi. Tai viskas puikiai, jokių problemų nėra, bet tiesiog laukia karštai, kaito oras, tai kadangi sustojama, atidariau kapotą, tegul aušinasi, pailsi tegul mažulė. Tai va, nebedaug liko iki pilos. Pravažiavom didelius saulėgrąžų laukus, tai jūs to nekartokite, geriau pasižiūrėkite, kaip profesionalai daro. Žodžiu, nuvažiuojam, va čia apsisakau, tu greitai šokį nuskini ir varom. Man nuskini? Taip, aš apsisuksiu. Man nuskini. Nubėg, nurauk. Greit. Emiliu, kai tai mamytė ateis. Su papaliukais. Pasiskolinom biškį gėlytę. Nu ir gerai, turėsim ką pakrapsnoti. ...775 km ir mes jau esame vietoje. Atvažiavome į pilą, pats pirmas taškas mūsų yra pasiektas. Četulė žiauriai gerai atlaikė, nepavedė, jokių problemų. Tai dabar Robertina jau nuėjo į kambarį, aš atėjau atsinešti daiktus. Šiek tiek pailsim, nusimaudom ir tuomet atvažiuoja mano draugas Lenkutis. Jisai yra suplanavęs mums vakarienę, nusiveš mus į restoraną, jis jau yra užsakęs vietas. Ir po to važiuosim pasižiūrėti, kokius jis du automobilius turi. Tai vienas bus Jetta, kitas bus antras Golfas, bet labai išskirtinis antras Golfas. Tai varom atsipūsti ir tada varom pavakarieniauti. Atsiprašau, jog nenufilmau vėliau tų automobilių, iš arčiau nepafilmavau važiavimų, nes tiesiog nuvažiavome į restoraną, tai pasišnekėjom tiesiog apie gyvenimą, apie verslo reikalus, apie tolimesnius planus ir taip toliau ir panašiai, tai ten labai daug užtrukome. Tada tiesiog greitai sutemo, aš parvežiau Robertiną ir Emiliuką namo, tiksliau į motelį, kad jie eitų miegoti ir tuomet mes išvažiavome prasivažiuoti per miestą. Tai išvažiavome jau buvo tamsu, aš nepasiėmiau kameros, su kuria galėčiau pafilmuoti naktį, tai galiu papasakoti. Jisai turi štai tokią labai gražią Jettą, jisai ją pirko iš Vokietijos, parsivarė visiškai originaliai, jos rida yra tai 42 000 km. Ta prasme, automobilis 90 metų rida 42000. Tai jinai yra visiškai stokinė, apart to, kad jis dabar uždėjo gražesnius ratus ir šiek tiek ją paleido žemyn. Kitas automobilis jo yra tai antras Golfas. Tai yra Volkswagen Golf G60 Limited ir tokių yra pagaminta tik tai 71 vienetas visame pasaulyje. Jie buvo surenkami rankomis, taip rankomis kaip Bentley, Volkswagen Motorsport gamykloje. Jų pagamino tik tai 71 vienetą ir kuo jis yra ypatingas, be to, kad rinktas rankom, tai jog jisai buvo pats galingiausias ir pats greičiausias Volkswagenas iki tol, kol išleido Golf R32. Tai čia buvo greičiausias serijinis ir pats galingiausias Volkswagenas. Ką padarė Volkswagen inžinieriai? Paėmė G60 variklį, tai yra 1.8 vožtų kompresorinį variklį
ir jį sukryžmino su GTI 16 vožtuvų varikliu. Ir kas gavosi? Gavosi 16 vožtuvų 1.8 su kompresorium ir 154 kW arba 210 arklių. Keletą tų dar Golfų buvo su 235 arklio jėgom ir dar buvo 2 su 245. Tai jų maksimalus greitis būdavo virš 260. Visi buvo rinkti rankom, visi buvo praktiškai vienodas spalvos, tik visi buvo 4 duriai su odiniais salonais ir 4 varančiais. Tai realiai čia buvo vilkas avelės kailyje. Tokie automobiliai dabar, kam įdomu, jų buvo pagamintas 71 vienetas. Volkswagen Motorsport gamykla stengiasi visus tos Golfus surasti. Tokio Golfo kaina dabar yra apie 100 000 eurų. Tai pernai vienas buvo parduotas už 100 000 eurų. Šiemet visai neseniai prieš kelis mėnesius atsirado skelbimas už 75, jeigu neklystu, ir jį nupirko per 12 valandų ar kažkas tokio, ir dabar dar yra vienas skelbimas už 100 000 eurų. Tai realiai antras Golfas pagamintas rankomis, super greitas, kainuoja 100 000 eurų. Ir visi tie Golfai, visi 71 vienetas turi tokią lentelę unikalią atsidarius kapotą ir jie visi yra sunumeruoti nuo 000 iki 070. Tai kiekvienas tas Golfas turi savo unikalų numerį. Šitas Golfas yra vienas iš jų. Mano čia buvo didžiausia svajonė pamatyti šitą Golfą, pamatyti tą variklį, nes jis yra unikalus. Išgirsti, kaip jisai skamba, nes man tai labai daug reiškia, tai labai nice. Aš labai laimingas. Pačiupinėjau tikrą limited Golfą. Čia man kažkas buvo svajonės išsipildymas. Nu ką, sveikučiai. Permėgojom Piloje ir šiandieną šauname į Wolfsburgą. Šiandieną bus sunkiau keliauti, nes diena labai karšta, saulė iš karto iš pat ryto šviečia ir kaitina. Bet nieko, lekiam. Kažkokia avarija nutiko, kamštis į tą pusę apie 10-15 km. Tiesiog kosmosas. Visa autostrada stovi. O mums liko 17 km iki Vokietijos sienos. Tai jau būsim. Artėjom link antrojo tikslo Wolfsburgo miesto. Užsukame paskutinę degalinę. Lenkijoje esam prie pat Vokietijos sienos, pasižiūriu žurnalus. Oba! Klasiko auto, vien tik tai Golfai ir lygiai tokios pačios spalvos kaip mano Golfas. Kai nice. O čia Volkswageno žurnalas. Geras. Noriu. Važiuojam aplink Berlyną, didelis kamštis jau. Kem minučių stovim kamštyje, reizas rodo, kad dar apie 20 reikia stovėti. Lauke plus 31, tai kad nekaisti prasidariau kapotą. Atsisukau karšto orą ir pučiam lauk, nes jau keli automobiliai stovėjo šalikeliai su užkaitusiais varikliais ir su didėgus antifrizu. Tai kaip jie per daug nekaistam, bet aušinom.
važiuojam, žiūriu, kad kažkaip tai garsas pasikeitė, lygtis kaip tiesaus išmetimo. O čia kas gavosi, ogi nuo karščio nurūdijo pats galas ir pasikabino tik tai ant to kabliuko ir vos ne žemė vilkosi. Tai sustojom biškutį pailsėti patys, pataušinti mašiną. Ir tik tada pastebėjau, tai vad nusiėmiau. Jau nulaužiau, kas buvo likę. Nu ir va, mašina meta svorį, kad būtų lengviau. Varaušino biškutį variklį, nekaistam, viskas okei, bet tiesiog baisiai karšta. Virš 30 laipsnių mes stovėjome 1,5 valandos kamštyje. Žiauriai karšta, tai sustojom patys pailsėti. Mašiniuką paušinam ir lėksim toliau. Šiaip tai viskas ledas, jau pravažiavom Berlyną. Iki Wolfsburgo liko 150 km. Viskas labai gerai. Nu, kaip įspūdžiai? Pavargom, sukaitom, nudegėm ir pavargom. Ką tu? Ėmiau, į kamerą pasižiūrėk. Ėmiau, Emilė. Ne visi nori būti vlogo dalis. Jo, biškį pavargom, tai ilsimės. Nuvažiavam 405 kilo. Praktiškai be sustojimo. Tai reikia biškį pailsėti. Greičiau važiuoti. Tai 105 kilo liko. Greičiau važiuoti ir pailsėti. Nu tai davai. Ir daugiau Volkswagenų pamatyti ir lietuvis sutikti. Jo, tai pakuojamės daiktus. Ai, va, jinai jau pasilgo. 1,5 dienos keliaujam. Pasilgau lietuvį jau. Noriu pamatyti lietuvišką mašiną. Žodžiu, pakuojamės, lekiam toliau. Atvažiavam į pirmų golfų mytą Wolfsburge. Kiek čia jų daug ir kokie gražūs visi. Vau, čia mano miestas, mane čia galit palikti tiesiog. Atvažiavome į Wolfsburgą. Jame vyksta pirmų golfų mytas. Čia mūsų viešbutukas. Ir spėkit, kas mūsų kaimynai, ogi myto dalyviai. O taip. Ne, nu Wolfsburgas tai kosmosas. Ateini į parduotuvę. Volkswagenas. Ta prasme, wow.
Čia mano svajonė šitas miestas. Aš čia galėčiau gyventi. Palikit mane čia, man nebereiktų Paryžiaus. Ta prasme, Wolfsburgas pats nuostabiausias miestas. Aš ta prasme, čia gyventi galėčiau. Va, ir alučių galima nusipirkti, dabar yra pusė 10 vakaro. Dėjom, parduoda vokietukai. Alkoholis svarbiausia, kad 18 turėtum. Tiek čia daug Volkswagenų. Lekim su džetuvė pas mūsų draugelius, pas mūsų kaimynus, kurie dalyvauja MK1 myte. Ir rytoj prasidės normalus mytas, suvažiuos apie 150 dalyvių. Tai bomba bus, tiesiog bomba. Koks aš čia laimingas, čia vien tik tai Volkswagen, ta prasme, nežinau, 8 iš 10 automobilių yra Volkswagen, čia man rojus.